Šiandien Darius tikisi, kad pavyks važiuoti per 9,9, ar ne? 9,99, kad ir kaip bebūtų, nes vakar važiavo per 10,02 kažkas ten tokio, ar ne? Nu, labai ant ribos, jo. Tai dabar jau Darius šiandien tikrai yra nusiteikęs atsukti gazo ir išlipti iš tų prakeiktų 10 sekundžių pagaliau. Na tai žinoma, to Dariui mes ir linkim, tai paplokit Dariui, kad pagaliau liptų iš tų 10 sekundžių šiandieną. Nu turi būt kažkaip, nu turi būt, a ne? Štai matėme ir Dariaus Vanapolo Audi, kurią pašalino iš trasos. Granato neatlaikė sukibimo. Na ir pasižiūrėjome, visiems išėms. Ir Rimvydas Simanonis neišvažiuoja iš starto, arba pusašis pasisuko, arba dar kažkas. Ir pagaliau Darius Norkus 9,95! 224 km/h ties finišo linija. Darius Norkus su geltonuoju BMW šiandien išpildė savo seną svajonę ir išlipo iš 10 sekundžių. 9,95 sekundės buvo praeitame važiavime, tai dabar Darius Norkus jūs girdi ir mato, tai galite jam paploti. Pagaliau pavyko. Įgyvendinti savo seną svajonę ir pasižiūrėkime, ar pavyks dar kartelį tai pakartoti. Dar kartelį lipa iš 10 sekundžių, 9,97. Fantastinis Dariaus pasirodymas. Darius Norkus. Aplenkė Saulių Petrošių 10,06 sekundės ir 222 km/h. Ponai ir ponios, finalas. Kova dėl pirmosios vietos. Šioje įskaitoje kairiajame take Darius Norkus BMW, pirmoji serija, dešinėje pusėje Airida Benišienė, Nissan GTR. Visą savaitgalį fantastiškai važiavęs, pagerinęs savo asmeninį rekordą, išlipęs
Iš 10 sekundžių Darius Narkus. Taip, Dariau, taip. Tai yra neišvengiama.